Birštonas, Vilniaus universiteto profesorius, autorių teisių ekspertas ir Skaidra Trilupaitytė, kultūros politikos tyrinėtoja. Na ir tikimės artimiausiu metu prie mūsų prisijungs Mykolas. Tai klausimus turbūt norėčiau užduoti dabar Skaidrai. Tai kas tai yra tas autorius ir kuo jis skiriasi nuo dirbtinio intelekto? Labą dieną, girdisi turbūt. Aurimai, galvojau, kad padarysi kokį nors įvadą trumpą. Tu taip tiesiai šviesiai prie reikalo ir kas tai yra. Tai aš kaip pagauta va tame klausime, nežinau, dabar apie dirbtinį intelektą jau turbūt esat visi girdėję kažkiek. Kas tas dirbtinis intelektas, jau buvo atsakinėta, ko gero net ir šitoje Birštono diskusijoje prieš prieš 3 metų, prisimenu, diskutavom. Įsivaizduoju, kad tokį trumpą apibrėžimą gal ir verta padaryti, kad tai yra kokia nors automatizuota sistema, daranti pusiau dalinai savarankiškus sprendimus. O kalbant apie autorių, čia man turbūt sunkiau būtų atsakyti. Trumpai atsakyčiau gal, kad autorius greičiausiai yra žmogus, bet kita vertus, tą autorystės problemą galima būtų šiek tiek ir išplėsti istoriškai. Tai kadangi tema, kiek pastebėjau, autorinės teisės, na tai galima apie autorinės teisės kalbėti iš įvairių perspektyvų, sakyčiau, autorystė. Galbūt tai yra iš vis modernių laikų išmislas, nes autoriai kaip po tokie anksčiau istorijoje, jie gal nebuvo tokie aktualūs ir čia vat Aurimas nepaminėjo, aš pati esu menotyrininkė iš meno pusės, žiūrėdama į tą autorystę, nelabai turbūt rastume autorių ten kažkokių 11-12 amžiui, ten kokių nors perrašinėjančių manuskriptus vienuolių tarpe, gal nebuvo taip svarbu įsivardinti save kaip autorių, buvo tekstai, buvo reikšmės, buvo žaidimai kažkokiais simboliais, kodais. Ir vat, būtent 20-ojo amžiaus teorijos, kritinės teorijos, literatūros teorijos 6-7 dešimtmetį labai stipriai ir dekonstravo tą autorystės idėją. Autorius mirė, kitaip tariant. Tai kadangi abudu kiti pašnekovai irgi filosofiją baigė, tai paminėsiu ir tą Rolando Barto pavardę ir Mišelio Fuko, kurie labai aiškiai parodė, kad autorius nebėra svarbus. Autorius mirė dėl to, kad svarbus tampa skaitytojas, žiūrovas, tekstas tai yra arba kažkoks kūrinys, kaip jį bepavadintume, samplaika kažkokių tai istorinių, kultūrinių, kalbinių režimų ar kažkokių tai nuorodų, citatų. Kiekvienas skaitantis, žvelgiantis gali pats tą prasmę ir reikšmę susikurti. Ir kaip dabar žiūrėti į autorių, kai jau visos šitos teorijos tarsi ir dekonstravo autorystę, ideologiškai parodyta, jog tai yra toks, labai stipriai šališkas diskursas, kažkodėl siejamas būtent su individu. Dažniausiai priklausomas tas supratimas autoriaus irgi nuo romantinio genijaus idėjos, galvojama apie autorių vyrą dažnai, apie autorių, kuris yra toks svarbus, žinomas. Kažkaip vis sunkiau tapo pateisinti tą autorystę, bet va šiandien jinai vėl iškyla kaip labai įdomus, intriguojantis dalykas ir būtent su algoritminė kūryba. Ko gero, tas algoritminis, skaitmeninis kūrinys vėl provokuoja iš naujo galvoti, kas yra autorius. Tai šiuo atveju aš nelendu tikrai į autorinės teises, bet pabandysiu kažkaip, va štai ir Mykolas atbėga. Mykolai, prisistatyk. Sveiki, Mykolai. Tai norėčiau pristatyti jums Mykolą, kuris gauna minusą nuo manęs. Sėskitės jau. Mykolas pasiteisinimą kažkokį turi. Tai, Mykolai, kalbam apie autorius ir autorystę ir aš dar galvojau paminėti, kadangi Aurimas iškart ėjo prie reikalo ir paklausė manęs, kas yra autorius. Tai galvojau dar, kažkaip užsiminti apie tą naują laiką, kada vėl autorinės teisės atsiranda. Tai autorinių teisių filosofijoje yra labai daug kritikos būtent tam autorystės supratimui, kuris siejasi su individu, ne su procesais, ne su kolektyvais, nes kūrinį gali kurti, ne tik žmogus turbūt, bet dabar, bandant įsivaizduoti tą skaitmeninių medijų dekonstruotą ir kažkaip visiškai, decentralizuotą kūrinio materiją, tai turbūt irgi galim, pagalvoti, kas yra skaitmeninėje
kūryboje kuriamas daiktas, kažkokioj tai informaciniai sistemoje, tinklais, perdėkiama informacija, tai tikrai nėra kažkoks vientisas, koherentiškas žmogus ar žmogaus kūno dalis ar kūrinio dalis, tai yra turbūt skaitmeninė informacija, kuri skaičiuojama ten bitais, gali būti kompresuojama, dekonstruojama, supakuojama kažkaip. Ir tai, kas yra supakuojama, vėlgi nėra kažkoks vientisas dalykas, kurį galėtų ginti autorinės teisės. Tai vat kalbant apie autorinių teisių sritį, man iš tikrųjų labai sunku būtų tai sieti su skaitmeninė kūryba, dirbtinio intelekto įrankiais kuriama kūryba, nes ten atsiranda daug labai dedamųjų, kurie turbūt nelabai patektų po tuo mūsų tradiciniu autoriaus įvaizdžiu. Toks vienas dar pavyzdys, tarkim, galvojant apie tekstą, tai va tekstai jau iki dabartinių įrankių ir iki to, tarkim, GPT modelio, kuris dabar labai populiarus, buvo daromi pusiau automatizuoti tekstai, kuriuos galbūt moderuoja žmogus, pasirašo žmogus, bet kuriami ir teisiniai, informaciniai tekstai buvo automatiškai. Juos gal reikia kažkiek pakoreguoti. Ir kas dabar yra to teksto autorius? Tai čia buvo kalbos tokios apie silpną dirbtinį intelektą, tarkim, ką galima buvo jau seniai daryti. Tai vat sunku pasakyti dabar, kaip tuos dalykus susijęti su autoriniam teisėm, kai kalbam apie algoritminę valdyseną, apie tuos procesus, sakau, kurie gimsta per pačius įvairiausius kanalus, didiesiam duomenim, reiškia, siurbiant tos didžiuosius duomenis ir iš jų kažką darant, bet mes tikrai žmogaus protų negalim suvokti, kas vyksta, ir gaunami rezultatai, jie taip pat dažnai būna tokie labai keisti, ambivalentiški ir, šiuo atveju neakcentuoju meninės kūrybos, akcentuoju apskritai autorių ir kurioje vietoje jis pasirašo, bet klausimų dabar pati gal turėčiau daugiau negu atsakymų, bet pasvarstyti galim turbūt ir kitom kryptim. Ir kas yra kūrinys tada, kas yra originalumas, autentiškumas, kas yra naujumas, ir visi tie klausimai, jie teisėje, aišku, taip pat aptariami, bet iš savo pusės labiau būčiau gal linkus apie menus pakalbėti vėliau, bet čia jau turbūt stabdyk, Aurimai, nes yra ir kitiem klausimų. Tu, Skaidra, kaip paminėjai apie autorius mirtį, aš prisiminiau tokią vieną teoriją, kad Homero Iliadą ir Odisėją iš tikrųjų parašė visai ne Homeras, o kitas senas žmogus, kuris gyveno maždaug tuo pačiu metu ir buvo aklas. Tai iš principo, koks yra skirtumas, bet vis tik tai tada norėjau Ramūno paklausti, būtent teisinių aspektų, kaip mes galėtumėm perskirti autorystę ir dirbtinį intelektą keliamas problemas. Mielai. Tai pirmiausia, aš dar noriu padėkoti už kvietimą čia, nes turiu pripažinti, kad Birštono jaučiu kažkokią tai visiškai racionalią ir nesuvokiamą simpatiją, tai aš tikrai labai gerai jaučiuosi ir niekur nekeičiu šitą vietą. O dabar, sakant, dėl skirties tarp dirbtinio intelekto ir autoriaus, tai kaip tik aš galiu duoti labai aišku ir kategorišką atsakymą. Aš teisininkas, tai aš iš teisinio kalbėsiu, aišku, jokių straipsnių nebus. Tai pagal mūsų įstatymus ir pagal europinį ir Amerikos praktiką yra labai aišku, kad tik žmogus gali būti autorius ir taškas. Tai yra, jeigu dar buvo tam tikras neiškumas, tai dabar konsensusas, man atrodo, yra labai aiškiai kryptimaina. Taip, jis gali pasikeisti kažkada, tai, bet kol kas tokia labai magistralinė linija yra aiški. Bet čia įdomumas nesibaigia, tai mes, aišku, galim sakyti, kad dirbtinis intelektas šiai dienai niekaip negali būti laikomas autorium. Bet aš ir taip žiūriu mūsų autorių įstatymą, mes turime autorių teisų įstatymą, tai puikiausiai galėtų būti taikomas tas įstatymas ir be autoriaus. Tai yra, kaip tai bebūtų įdomu, bet autoriaus kategorija gerokai pervertinta. Tai čia reiškia, miręs, nemiręs, ne taip svarbu, bet gali autorių teisės veikti ir be autoriaus. Bent jau mūsų. Tai gal kai kurios valstybės ir bus tikrai Lietuvoje matyti, kas tam prieštaraus ir sakys, kad niekaip negalėtų būti čia be autorius yra centrinė figūra. Aš tai vis dėlto galėčiau apginti, kad centrinė kategorija yra kūrinys, o ne autorius, o jeigu yra kūrinys, tada autorių teisės gali būti. Bent jau mūsų įstatymas dabar tai numato. Ir čia mes kitą jau tada ateinam klausimą, normatyvinį, o kaip mes turėtumėm, reiškia, autorinės teisės pripažinti, čia gal aš peršau kitą klausimą. Bet nes čia, net jeigu nėra autoriaus, galėtų būti autorių teisės. Ir čia klausimas dabar, ar vis tik dirbtinio intelekto atveju reikėtų pripažinti teisės, ar nereikėtų. Tai šitas klausimas nėra atsakytas.
tikrai didelė stovykla sako, kad jokių čia teisių neturėtų būti, nes, na, toks banalus, reiškia, paaiškinimas, teises mes autoriams suteikiam tam, kad jie turėtų pinigų išgyventi ir kurti, ne? Tai programai pinigų išgyventi ir kurti nereikia, vadinasi, apsaugos irgi nereikia. Bet čia labai greitas kontrargumentas, kad įmonės, kurios naudoja ir naudos ir to vis labiau naudos, tai kaip jom reikia iniciatyvų ir, reiškia, generuoti pajamas, taip ir toliau reikės. Tai akivaizdu, kad jam apsaugos tam tikros reikia. Tai kad jos bus interesuotos tą apsaugą. Tai autorius tai gal ir nėra, bet tie, kas naudoja kūrinius, tai tikrai bus. Net nepasakyčiau, kad čia labai situacija keisis, tai bent tų kūrinių daugiau bus. Tai interesas yra labai aiškus ir manau, kad verslas gins. Tai čia tada jau perinamas, nežinau, gal, reiškia, šitą vėlesniem klausimam buvo palikta, bet galima svarstyti, kad gal šitą ne autorių teisės reikia, o gretutinės teisės, kažkokias teisės silpnas reiškia, silpnesnės. Bet tai iš esmės nekeičia problemos, tai vis tiek mano tezė yra, kad tam tikra apsauga akivaizdu, kad turės būti, nes galų gale tai, kas generuojama, nedaug kas skiriasi nuo to, ką žmonės generuoja, tai kaip dabar yra, visai leidybos verslui, muzikos verslui, tai koks tam, tiesą sakant, verslui skirtumas, ar čia žmogus generuoja, ar čia programa generuoja. O jie be abejo savo grąžą nori gauti ir toliau investuoti ir, reiškia, naujus kur. Tai šitas, kaip buvo, tai bus. Ir dar, reiškia, greitą remarką, kad vis tik reikia įvertinti tai, kad dirbtinis intelektas yra daug patogesnis už žmogų, tai irgi reikia suprasti. Ir čia šią vasarą matos reakcija šiek tiek tokia ir gynybinė, daug teko straipsnių skaityti iš autorių pusės, kad, girdytas sukurti kūriniai, jie yra, netokie kūrybiški, nėra kažkokios dvasios, nėra bitės skraido, ką tai nenustebkite, jeigu aš mojuosiu labai. Reiškia, galima atskirti, kad trūksta, reiškia, bent jau šiuo metu. Bet aš manau, kad čia ne ta problema visai. Tai yra, aišku, yra diskutuotinas klausimas, bet dirbtinis intelektas ne tiek mums įdomus ar verslui įdomus, kad jisai kūrė geriau, o tai, kad jis kūrė pigiau, ypač ilgalaikiai perspektyvai. Tai be abejo, kad šitas verslo interesas bus ir akivaizdžiai, kad žmonės pakonkuruoti nelabai galės, ne? Bet aš dar norėjau paantrinti, kad kai jūs sakot, kad dažnai dirbtinis intelektas kaltinamas tuo, kad jisai kūrė, kaip čia sakykime, be dvasios, bet iš tikrųjų labai dažnai ir žmogus kūrė be dvasios. Tai yra labai daug yra žmonių sukurtų kūrinių, kurie yra, tarkim, taip sakykime, neįdomus. Čia su visa pagarba tiems nežinomiams autoriams, bet jų autorių teisės irgi yra saugomos. Tai iš principo antras aspektas tai yra net ir tie, kurie kritikuoja dirbtinį intelektą dabar už nedvasingumą, jie daugmaž visi pripažįsta, kad tai tik tai laiko klausimas. Tai man asmeniškai ta problema gal ir teisinė, tai kokia prasmė daryti tą tokią perskyrą autorių teisėse tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto, jeigu iš principo jie daro tą patį tiek tada, kai daro gerai, tiek tada, kai daro blogai. Fantastiškas klausimas iš tikrųjų. Ir čia yra problema, kuri visai ne su dirbtiniu intelektu susijusi, kuri prasidėjo, kad autorių teisė yra baisingai įsiplėtusi ir visiškai nuzulinusi kriterijus, kas reiškia saugoma, kas nesaugoma. Tai mes ten, aišku, yra brandolys, ką mes tikrai žinom, kad saugoma reiškia, aukštoji reiškia kultūrinė produkcija, bet yra tas pakraštys, kur iš tikrųjų, jeigu reikia pasakyti, kas čia reiškia kažkoks tekstukas, trumpas pranešimas, fotografija padaryta bet kurio iš mūsų, ten dar bet koks labai banalus dalykas, čia viskas, kas čia iš tikrųjų potencialiai yra saugoma autorių teisų. Tai tas riba, jinai seniai buvo išplauta, tai reiškia, su fotografijom prasidėjo, kompiuterinėm programom paskui ir vis ta riba nyko. Ir dirbtinis intelektas šitos problemos tikrai nesukuria, bet jis apnuogina ir užaštrina. Tai ir mes dabar sodirbsim, nes iš tikrųjų pasakyti objektyvų kriterijų, kad štai, reiškia, čia kažkoks yra pridėtinė vertė, o dirbtinio intelekto nėra, nebegalima. Tai sakau, tai šita problema prasidėjo anksčiau, jinai tik tai suaktyvės, o tai jo, kad su laiku, jeigu ten ir yra kažkokių tai, reiškia, trūkumų, nors tai klausimas geras, nes galiu irgi pasakyti,
kadangi aš nuolat tikrinau, kokius atsakymus duoda tas GPT ar kitos programos į mano egzaminų klausimus, tai turiu pasakyti, dažniau jos būna geresnės negu studentai sako. Tai šia prasme tas Turingo testas, jisai čia teisingesni atsakymai būna net pagrįstesni ir negu studentų duodami atsakymai. Be abejo, kad būna, reiškia, nesakau, kad nebūna geresnių atsakymų, bet taip vidurkį vedant, tai tikrai jis duoda labai, labai normalius atsakymus. Tai aš lygiai tą pačią situaciją tiesiog ruošdamasis diskusijai pažiūrėjau porą interviu su dabar labai madingu mokslininku Yuval Noah Harari ir žurnalistas, kuris kalbino jį, jisai sako, aš rašiausi irgi diskusijai, aš tiesiog paklausiau dirbtinio intelekto, kad man sugeneruotų klausimus ir jo sugeneruoti klausimai buvo daug geresni iš tikrųjų ir dabar sako, aš juos naudoju. Tai Mykolą norėčiau paklausti, ką jūs manote apie dirbtinį intelektą ir autorystę ir perskirą tarp jų? Matau truputėlį toj mūsų diskusijai, kad dirbtiniam intelektui suteikiamas kažkoks išskirtinis statusas, kurį aš bandysiu truputėlį nuvainikuoti tą dirbtinį intelektą. Ir kodėl aš atsinešiau šitą grąžtą, aš turiu bagažinėje dar įvairių rūšių grąžtų. Galvojau, kad greičiau atbėgčiau, čia palikau Drelę elektrinę, nes visi žinote, kaip atrodo elektrinė Drelė, bet tokio turbūt ne visi matė, bet daugelis matė tokį įrenginį, kur rankas suka žmogus ir gręžia skylę. Atsirado elektrinė Drelė. Mes nepasakėm, kad dabar jau skylės gręžia ne žmogus, o Drelė. Vis tiek gręžia žmogus, kuris laiko įrenginį rankoje. Ir mes neįvedinėjom kažkokių aptribojimų, kad elektrinė Drelė turi suktis negreičiau, negu žmogus gali pasukti. Mes nemanėm, kad dabar Drelių radimas atleis milijoną gręžėjų skylių, kurių nebereikės, nes vienas gręžėjas milijoną skylių išgręš per gyvenimą. Tai nėra problema. Tai dabar, kadangi mes kalbame apie kūrybą, ne apie statybą, tai kalbėkime apie, tarkim, pavyzdys meno kūriniai, grafiką. Pieždavo anksčiau autoriai pieštuku, piešinius ar tapydavo, atsirado litografija, atsirado fortas, spaudos būdai įvairūs. Autorius išbraižo, tarkim, ant akmens ar ant cinko, padengtos cinko plokštės tą grafinį piešinį, po to jo kažkiek egzempliorių spausdinama. Reiškia, ne 10 dailininkų piešia tą namelį, o tą namelį vieną kartą nupiešė vienas dailininkas ir 10 namelių gali spausdinti žmogus be kvalifikacijos. Ir vis tiek autorius to namelio lieka tas dailininkas, kuris išbraižė tą plokštę. Tai yra įvairūs pagalbiniai įrankiai. Ir taip pat, pavyzdžiui, radio transliacijos atsiradimas. Gal ir dėjavo, aš ten dėja tos istorijos visų, ten nesu tų laikų spaudos perskaitęs, bet nebijoju, kad turėjo atsirasti žmonių, kurie sakė, dabar nebereiks kapelų visokių, bendų, džiazų, nes viskas per radiją vieną pagros ir visi girdėsime. Bet atsiradimas technologijų nesustabdė muzikos industrijos, nedingo muzika dėl to, kad atsirado radijas, nesirado pasaulyje vienos grupės, kuri visą pasaulį transliuotų visas radijas ir nebereikia visų kitų muzikų atlikėjų, nei kompozitorių. Ne, vis tiek reikia visų. Ir atsiradimas technologijų paprastai dar padidina poreikį tų, kas naudodamos tom technologijom gali kurti kažką. Tai. Ir dirbtinis intelektas yra technologija ir aš, kaip sakyt, diskusijų galiu prieštarauti, ar čia mes turim visi vieningai vieną dūdą pusę. Aš tikiuosi, kad aš turiu. Tam yra diskusija, kad mes nesutiktume dėl kažko tai. Manau, kad dirbtinio intelekto suteikimas jam autorystės yra, aš prieštarauju tokiai pozicijai. Aš manau, kad autorius yra tas, kuris tą dirbtinį intelektą pasitelkia kaip įrankį kurt kūrinį. O po to, tarkim, aišku, kaip yra toksai alsiai dailininkas, aišku, bet kuris vaikas gali surasti visokių piešinėlių rinkinį, iš tų piešinėlių svetimų sukonstruoti savo piešinį. Ir liktai tada klausimas, kas autorius, tai tų piešinėlių autoriai yra tas, kas suintegravo vieną piešinį. Bet tai yra išsprendžiamas problemos, visą tai yra išsprendžiama, bet vis tiek dirbtinis intelektas yra įrankis, kuris leidžia kūrėjui sukurti kažką daugiau. Dabar jūs sakėte, kad yra tokia analizė, kad tie dirbtinių intelektų sukurti kūriniai yra neįdomus, lėkšti, ten kažkokie, visokių ten girdėjau pasakymų, nebūtinai šitoje erdvėje, kad yra nekokybiški, ne tokie geri, kaip sukuria geras autorius. Tai manau, tai reiškia, kad tas autorius, kuris uždavė tą užduotį dirbtiniam intelektui, jisai nesugebėjo taip suformuluoti užduoties, kad kūrinys būtų įdomus. Galbūt bus, tarkim, detektyvo autorius, kuris sugalvos labai gerą detektyvo liniją,
bet jam nereikės to viso apauginti kažkam kitom detalėm, dirbtiniu intelektui tą liniją išauginti iki gero kūrinio. O kitas mokinys ar studentas, kuris neturės tos geros idėjos, duos dirbtiniu intelektui užduotį, kuris sukurs prastą kūrinį. Ir galų gale atsiras mechanizmai, kai vienus pirks, kitus nepirks ir kažkokie tai iškils tie, kas sugebės dirbtiniu intelektu suformuluoti geras užduotis, tie autoriai ir liks. Kaip autoriai gaus autorinius honorarus. Nu, gal galiu jau paprieštarauti. Tai be abejo. Aš iš tikrųjų, kai pamačiau Mykolą su grąžtu, tai galvojau, kad iš čia grąžto pasiėmė tiesiog pakeliui, kur nors į sodybą važiuodamas, bet dabar žiūriu grąžtas idealiai. Ne, aš buvau įsitikinus, kad kažką iliustruos. Tai čia neatsitiktinai. Tai yra dizainas tada kūrybinės industrijos, kaip tik apie jas norėjau šiek tiek ir šnektelėti. Tai Bet pradžioje gal padarysiu tą remarką, nes mes kalbam šiek tiek neatskirdami meno ir autorystės, kurias dengia autorinės teisės. Tai čia, sakyčiau, iš esmės fundamentalus skirtumas yra ir meno kokybės klausimas, jis nėra tiesiogiai susijęs su autorystės apsauga. Na, turbūt ir paties, ir Mykolo piešinys ten ar kažkas gali būti apsaugotas autorinių teisių, ar tai bus tikrai meniškai kokybiškas kūrinys, spręs ne autorinės teisės. Tai va čia tas dalykas yra svarbus ir manyčiau mene, tai na, aukštajame ar kokiame ten profesionaliajame, kokybiškame mene tikrai negrėsia tas dirbtinis intelektas. Ir kita vertus, taip, jisai grasina ir ne kažkada, o būtent pastaraisiais metais, nors įrankiai jau yra seniai vadinami dirbtiniu intelektu, bet pastaraisiais metais prasidėjo didžiausi nuogastavimai kūrybinių industrijų srity. Ir kas pradėjo pergyvent, protestuoti, tai ne veltui ši vasara vadinama Hot Strike Summer, reiškia, Hollywoodas pradėjo protestuoti. Tie kūrybiški žmonės, kurie kūrė didžiosiose industrijose, aktorių gildijos, scenarijų rašytojų gildijos, sąjungos lietuviškai turbūt sakytume, netrukus prisijungs teatro kūrėjų sąjungos, kurie ten kūrė instaliacijas, apšvietėjai ir taip toliau. Visi taikomieji dalykai, kurie yra kur kas greičiau, pigiau, nemažiau kokybiškai galbūt padaromi, sugeneruojami dirbtiniu intelektu, gali iš tiesų pakeisti žmogų ir tas, na, kūrėjas tikrai gali išeiti gatvę. Tai turiu minti aktorius, galbūt net ir labai labai garsius aktorius, nežinau, lietuviams šitas turbūt negrėsia, bet tiem, kurie yra ten labai žinomi, bet lygiai taip pat ir mažiau žinomi aktoriai, parduodantys savo atvaizdą tam, pagal tam tikrą sutartį, aišku, kuri gali būti labai drakoniškų sąlygų, parduodantys savo atvaizdą tam, kad būtų pagamintas tas kompiuterių generuotas įvaizdis, vadinamas deepfake'as, jis, na, nelabai gali valdyti visų tų sąlygų, jeigu tu neparduosi savo atvaizdo, kitas parduos ir lygiai taip pat va, tas naujasis ChatGPT galbūt parašys scenarijų visai tokį paprastesnį, neblogą, nebūtinai kažkokį labai originalų, bet žmonės yra išstumiami, tai tame pavojus yra. O, na, kiti dalykai, vėlgi, kas yra tas naudos gavėjas, tai dabar, vat, kaip tie aktoriai galės būti apsaugoti, sunku pasakyti, yra patarimas netgi pačiam Hollywoodui pradėti gaminti galingą dirbtinio intelekto įrankį, kad galėtų, na, žodžiu, pats Hollywoodas reguliuoti, va, tą, net kiti didieji big tech žaidėjai tą visą gamybą ir kur atsidurs, va, tie visi žmonės po truputį išstumiami dirbtinio intelekto yra skaudus klausimas, vat būtent pastaruoju metu iškilęs, bet sakau, meno kokybės klausimai yra šiek tiek kiti. Tai. Aš norėjau tokį vat konkretų klausimą užduoti, tarkim, pamodeliuoti tokią situaciją. Nu, aš turbūt čia tokios dalykus sakysiu labai subjektyvius, bet man atrodo dauguma sutiks su manim. Tai yra, pavyzdžiui, yra toks labai žinomas serialas Sostų karai. Ir daugmaž visi žiūrėt, ir daugmaž visi sutinka, kad nuo pirmo sezono viskas buvo tik blogiau. Nu tai jeigu, tarkim, aš dabar dirbtiniu intelektu paprašau, kad man sugeneruotų va, taip, kaip buvo pirmam sezone, kad išliktų toj pačioj paradigmai, tai be abejo turbūt ir autoriai, ir aktoriai pasikeistų, nereikėtų scenarijaus režisieriaus, nu, bet žmonės galėtų pasižiūrėti, kaip ten buvo iš tikrųjų, tarkim. Tai ar tikrai tai yra būtų labai didelė grėsmė ir nuostolis?
Yra tam tikrų ambivalencijų, tai čia ir taip, ir ne. Jeigu kalbėčiau iš vaizduojamojo meno pusės labiau, bet vėlgi kalbu apie tą populiarų į meną, na, tokį, kuris yra su masinė produkcija susijęs, ar ten labiau tom kūrybinėm industrijom, na, žodžiu, holivudinė produkcija, va čia taip kabutėse pavadinsiu tą dalyką. Yra nuogastaujama, kad pats dirbtinis intelektas, kuris apsimokina iš tų internete randamų vaizdų, ir tai yra milijardinės duomenų bazės, tai nekalbam apie milijonus, apie milijardus vaizdų, reiškia iš įvairiausių autorių, populiariųjų autorių pavyzdžių besimokinantis modelis, jis tikrai pradės mokintis vis geriau tą daryti, pradės mokintis pats iš savęs. Tai žodžiu, yra nuogastaujama, kad dirbtinis intelektas jau, reiškia, paniręs į tą internetą, matys dirbtinio intelekto sukurtus kūrinius, kurie, na, taip akumuliuosis tokią eksponentinę progresiją ir galbūt tai darysis vis mažiau ir mažiau įdomu, vis labiau ir labiau vienoda, vis labiau ir labiau tas, na, bendras, kaip čia, common denominator, nu, žodžiu, bendras žemasis vardiklis, jis įsivyraus. Ir turiu minty, vat, sostų karus, ir aš čia nieko prieš sostų karus neturiu, bet tiesiog tai, ką žiūri visi, tai, kas yra patogu, greitai, žodžiu, visos platformos streaminimo, visi kiti galbūt pradės naudoti tai, ką tu minėjai. Kalbant vienok apie meną, kuris bus eksponuojamas, kad ir Lietuvos nacionaliniai dailės galerijai, aš čia pavojaus jokio nematau, nes tai jau yra truputį kiti dalykai, bet nežinau, ar apie juos kalbėsim. Aš kažkaip teko man girdėti tokią mintį, kad kadangi dirbtinis intelektas gali naudoti labai daug duomenų, kaip tu sakai, apdorodamas tuos duomenis, jis generuoja naujus duomenis ir tuo pačiu kitas dirbtinis intelektas jau naudos tuos duomenis, kuriuos sugeneravo dirbtinis intelektas. Ir taip duomenų atsiras be galo ir taip dirbtinis intelektas degraduos. Ar aš čia... Taip panašiai ir minėjau tą procesą. Aš Mykolo norėjau paklausti. Čia yra prielaida viso labo. Dabar apie tą mokymąsi, apie tos milijoninius duomenų bazės. Dabar pagalvokime, tarkim, šiuo metu aš tiesiog pabėgau iš Mėnuo Juodaragis tokio festivalio, kuris ir tenai pastebėjau, kad man taip pat, aš nesu muzikas, nesu profesionalas, nesu specialistas, man pasirodė, kad kai kuriuose lietuviškose kūriniuose skamba kai kurie ukrainietiški tokie motyvai. Nežinau, gal aš neteisus, gal man tik vaidenasi, bet taip atrodo. Ir jeigu tai tiesa, tai reiškia, kadangi šiais laikais mes palaikom Ukrainą, visa tauta mūsų, visa valstybė, mes klausom, vis daugiau per radiją skamba ukrainietiškų liaudies dainų, ukrainietiškų šiuolaikinių dainų ir tai kažkaip įsilieja į mūsų pop kultūrą, į mūsų įvairius žanrus kultūros. Bet dabar aš tikrai žinau, kad kiekvienas rimtas menininkas mokosi, dauguma rimtų menininkų mokosi iš kitų menininkų. Darau tokį skaičių, kuris yra abstraktus, aš neturiu duomenų, kad lygiai 100, bet tarkime, menininkas remiasi 100 menininkų darbų, pavyzdžiui, savo gyvenimą. Gal 1000, gal nesbūt tas skaičius, bet kažkiek tai yra kitų menininkų darbų iki tol dirbusių, kurios tas menininkas X pažino, iš jų mokėsi, sėmėsi kūrybos, iš jų mokėsi ne tik konkrečiai technikos, bet ir kas yra menas, kaip tai suprast. Dabar tai yra menininkas, kurias dabar jisai remiasi 100 kitų, jeigu tą, nors kažkokiu skaičiumi N, taip. Dabar tie 100 kitų, jie kiekvienas irgi remiasi anksčiau dirbusiais kitais menininkais. Ir tada per tuos kitus, tas menininkas jau 100 kart 100 yra žmonių, kurių kūrybą jisai remiasi, vienaip ar kitaip įtakoja. O dar vienoje kartoje, skaičiuoto tie pirmi 10 000, reiškia jau milijonas. Reiškia realiai, žmogus, kūrėjas šiuolaikinis, jis yra šios mūsų žmonijos kultūros kontekste gyvena ir remiasi šios žmonijos kultūros kūrybų. Reiškia, šiaip ar taip, kūrėjas remiasi kitais darbais. Ir dabar dirbtinis intelektas tai per vieną žingsnį perina visą tą, nuskanuoja, tarkim, kūrybą, bet ir taip yra, kad kūriniuose yra kažkokie pasikartoja motyvai, kažkas yra ten tos diskusijos, o teisės, gali pasakyti, būna, ar kiek panašumo jau pripažįstam plagiatas, kažkokios ribos tai tada ne plagiatas. Tai yra tai, kad menininkas surenka kitų menininkų darbus į savo sąmonę ir juos kaip transformuoja. Ir tai dirbtinis intelektas daro tą patį, ką ir žmonės savo kūryboje. Dabar dėl kokybės, truputėlį reiškia, čia lyg ir buvo kritikuojamas, kad kokybė nesusijęs su teisės apsauga. Ne, aš ne dėl to paminėjau kokybę, dėl teisės apsaugos. Aš paminėjau kokybę kaip vietą išlikti menininkui dirbtinio intelekto eroje. Tai yra, bus menininkai, kurie dirbtinio intelekto pagalba sukurs tokius kūrinius, kuriuos norės pirkti
pirkėjas, net klausyti, girdėti, matyti. Ir bus menininkai. Dabar dauguma užsakymų tų kūrinių daro žmonės, kurie ne kūrėjai. Geras autorius sėdi, paima pieštuką ir rašo, paima kompiuterį, pasiima ir rašo tą kūrinį. Taip, o kas nemoka rašytas, dirbtinio intelektų prašo dar kažką, aišku, kas ir mokslinis tikslais tyria intelektą, bet realiai tai yra vis tiek tai atsifiltruos, susirūšiuos, vieni menininkai sugebės dirbtinio intelektų pasinaudoti, kiti nesugebės. Ir tas menininkas, kuris sugebės, jis bus apmokamas, reikalingas ir išliks. Dabar dėl to ne asmuo ar gali būti kūrėjas. Kiek atsimenu, aš čia prieš keletą metų su autorių įstatymu dirbau, tai dabar gal buvo kaip pakeitimai, bet tuo metu buvo, kiek atsimenu, kad programinės įrangos autorius gali būti institucija. Ir aš manau, kad kadangi kolektyvo, kurį pasamdo kolektyvo programuotojų ir jie tarsi institucija, tampa ne fizinis asmuo, ta institucija, kur subūrė kolektyvo fizinių asmenų, galėjo būti skaitomas kaip autorius. Manau, kad ateityje turėtų būti kuo mažiau įstatymuose visokių specifinių normų, ten siaurų, ten specifinių. Bus bendra norma, kad manau, kad jeigu mes pripažįstam, kad gali būti institucija kūrėjas, tai neturim kištis į kūrinio rūšis, nediskriminuoti ten vieniem galime. Jeigu gali būti, kad išliks, kad bus prieita prie tos pozicijos, kad institucija gali būti kūrinio autorius, tada kokį nors UABas pasamdys 3 programuotojus, 3 rašytojus ir dar kažką tai, ir ta komanda kartu susėdė, dirbs su dirbtinio intelekto sistema ir sukurs kūrinį, kurio autorius bus ta institucija. Gal mes nepriims tokios taisyklės, čia su teisininkais, su autoriais spręsim kaip, bet tai yra vienas iš būdų, kaip tai gali būti realizuojama, jeigu neužtenka dabartinės nuostatos, kad vis tik fizinis asmuo yra, kuris atsakingas už meno kūrinį, kuris yra autorius su visais pagalbininkais, bendraautoriais, bet vis tik yra vienas autorius, kuris pasirašo darbą. Aš Ramūną norėčiau paklausti iš tikrųjų, tai ar yra prasmė to tokio apribojimo, tarkim, atribojimo, tai yra dabar, tarkim, jeigu aš pavogčiau kito žmogaus rankraštį ir jį pateikčiau kaip savo, kad štai, tai yra mano kūryba. Tai viskas aišku, kodėl tai yra blogai, kadangi kitas žmogus, iš jo atimamas kūrinys, apgaulės būdu, jisai tada jau nebegalės jo publikuoti, uždirbti pinigų. O jeigu aš paimu tokią kūrybą iš dirbtinio intelekto, dirbtiniam intelektui neskauda, jis gali pats savo lengvai dar pasirašyti, ar čia yra blogai? Dėl blogai. Pirmiausia, trumpas tik patikslimas pagal Lietuvos įstatymą. Negali būti autorium ne žmogus ir įmonė. Įmonė nėra ir nesvarstomas toks variantas, tai ta taisyklė, kad tik žmogus buvo ir lieka. Aš sakau, kitas dalykas, kad gali būti autorių teisės pripažįstamos net, kai nėra, aiškiai, identifikuojama autorius. Tai čia yra toks kelias. O dabar dėl tavo minimo BK 191 straipsnio, aš seniai sakiau, kad čia tokia šiaip baisi norma, nes jeigu taip, ten kadangi leidžia iš esmės citatas netinkamas pritraukti, tai čia baudžiama byla turbūt pusė, jeigu nedesniai daliai Lietuvos galima iškelti gyventojų. Tai, o dabar su dirbtiniu intelektu čia dar baisiau gali būti, nes kas įdomiausia, nėra pasakyta, kad tas, kas pasisavino kito autoriaus kūrinį, nes tada sakytum, dirbtinis intelektas ne autorius, ten pasakyta, kad pasisavino svetimą kūrinį. Tai svetimas gali būti sakomas ir dirbtinio. Tai aš labai noriu tikėti. Gali būti svetimas ne žmogus. Kaip aiškinsi? Tai aš sakau, kad man kaip ir aišku, kad ten turi būti tik autorius. Turima galvoj, kad, reiškia, čia jokių, jau šitą nereikia pritraukinėti, jau taip pakankamai pavojinga yra su reiškia, dabartinė formuluotė žmonių atžvilgių. Bet jeigu mes čia dar įdėsim į tą svetimą programą teismas turėtų pasitelkti dirbtinį intelektą, aiškindamas tą savoką. Užtektų protingumo, reiškia, tam tikro principo bendro, jisai kaip ir vis tiek nieks nedleisi teisėjai nuo to ir galų galiai ir bylas dar žmonės sprendžia. O kokias dar grėsmės matytume tu atkeliamas dirbtinio intelekto autorių teisei? Tai aš čia dvi atskirčiau, nes autorių teisė tai du skirtingus dalykus gali reikšti. Tai yra pačiai kaip teisėjai. Tai šiuo metu iš viso sakyčiau, kad nėra didelės kažkokios grėsmės ir jinai kaip dabar, reiškia, užbėgant šiek tiek ir pokyčių reikia, sakyčiau, kad šiuo metu nereikia ir įstatymas kaip ir gali veikti, tik dėl taikymo reikia apsispręsti. Kur aš matyčiau pirmą smūgį, tai bus per praktiką ten, kur veikia, reiškia, realų žmonės, ką jūs pradėjo kolegos kalbėti. Tai čia labai teisinga pastaba, kad, reiškia, dirbtinis intelektas vienus darbus nuneš, kitus sukurs. Bet problema, kad žmonės liks tam tarpe ir persikvalifikuoti tai taip greit nevyks. Ir visada, kada vyksta, reiškia, perėjimas, tai kartais pamirštama ar nepamirštama, reiškia, kad socialiniai kaštai gali būti labai dideli.
Tai tikrai dalis tų, reiškia, protestuojančių, reiškia, Amerikoje ir ne Amerikoje, aš manau, labai teisingai daro ir bijau, kad iš tikrųjų dalis jų neteks darbų ar tiesiog pajamos gerokai sumažės, nes tai dėl ko kaunasi yra labai, labai rimtas pavojus. Aktoriai, pirmiausia, ir aktoriai, ne tik autoriai, bet ir aktoriai, ne, atlikėjai mūsų, reiškia, terminologija. Tai va ten bus, reiškia, tikrai, žiūrint, reiškia, kiek mes leisim tą dalyką, nebus specialaus įsiterpimo, reiškia, už apribojimą ir taip toliau, jeigu leisim tai visiškai laisvai rinkai veikti. O pačiai autorių teisė, tai dar matyčiau, kad to paties originalumo vėl klausimas kils. Tai arba mes kategoriškai nukertam, kad tikrai žmogus gali kurti, nes taip galima padaryti ir daug kas taip sako, kad, reiškia, iš vis išeliminuoti bet kokią, reiškia, kažkur rasti ribą, kur, čia vėlgi, teisingas pastebėjimas, kad visada kažkur yra žmogus grandinės pradžioje. Bet problema ta, kad dabar tiek naudojasi, tai jau su galtinio tarp naudotojo, kuris įveda užklausą, gauna rezultatą ir to rezultato, jokio kūrybinio ryšio nebėra. Tai vis tiek, reiškia, kažkurioje vietoje reiks nukirs, kad va čia toks kūrinys be jokio originalaus indėlio sukurtas. Ir tada, matyt, daug kas advokatauja, kad tokiems kūriniams nesuteikti apsaugos apskritai, arba tada per gretutinės teisės suteikti. Nes jeigu ne, tai tada tikrai vėl kils, kas yra originalumas, kūrinių didėja eksponentinė progresija, atsiranda trolių problema, čia irgi, matau, iškyla tas, žinot, visa muzika sugrota, tik ne visi pinigai paimti, ne? Tai pas mus tiek tų bylų nėra muzikos, bet už kitose valstybėse labai daug, reiškia, jau dabar daug tikrai, reiškia, inicijuojama, kad dabartinė sukurta kažkokia tai hiptų tapusi daina, kaip taisyklė susilaukė iš to ieškinio, kad jinai prieš 20-30 metų buvo labai panašiai sukurta. Ir jie paskui sėkmingai ginčiasi. Gal buvo, gal nebuvo, gal savarankiškai sukurta. Tai tokių, kad, reiškia, įsileisim greitai ir pigiai generuojančią, reiškia, galę, tai tokių bylų tik tai padaugės. Tai Lietuva šiaip nėra, kad labai čia pas mus daug bylinėtųsi, bet kalbant ne Lietuvos mastais, tai aš manau, bus bėdos. Tai ta trolių problema, matyt, irgi sukiltų. Pakanka problemų ar dar? Man atrodo, tai aš dar norėjau, aš būtent Skaidros norėjau paklausti. Man visada tas klausimas, tarkim, prieš kokį 100 metų, nesu didelis fantastikos gerbėjas, bet sakau, prieš 100 metų toks sudaro įspūdis, kad fantastai, rašydami apie šiandien, jie daugmaž įsivaizduodavo, kad jau viskas nebereikės dirbti, viską už mus darys robotai, kur nors norim nuvažiuosim, bet ir ką mes turim šiandien, darbo valandų tikrai mums nesumažėjo, jų padaugėjo ir plus dar reikia automobilį nuvežti servisą, dulkių siurblį kažkur nunešti, remontuoti, jeigu pats nemokė, tai ar nebus taip pat su dirbtiniu intelektu. Jisai už mus rašys ten eilėraščius, filmus, bet mes turėsim jį aptarnauti ir nebeliks laiko kūrybai, bet darbo valandų tik padaugės. Tai tokie švelnus lūkesčiai žmogų kartais apima, arba čia per didelis pasitikėjimas kapitalizmo pažadais, nežinau, nes tas kapitalizmas dabar aišku yra kūrybinis, bet jis nemažiau išnaudotojiškas kai kuriais atvejais. Tai aš dabar galvoju ir apie kai kurios prieštaravimus, gal kai mes galvojam, kad daug ką darys tas dirbtinis intelektas, daug kur žmogus taip pat liks galbūt nuošaliai ir ką darysi, reikia kovoti. Aš visai irgi esu už tai, kad žmonės vis dėlto spardytųsi ir profsąjungos, kūrybinės profsąjungos, kažkokias savo teises gintų, nes nėra taip lengva persikvalifikuoti. Jeigu tau sakys, kad dabar tu nepaišysi, dabar reik dirbti ten, reiškia, kokių nors palidovų, ten duomenų skaičiuotojų, po to jau nebereiks ir tos profesijos, per 5 metus kitur persikvalifikuoti. Tai mokytis visą gyvenimą. Jo, mokytis visą gyvenimą, bet taip grįžtant prie to dirbtinio intelekto ir meno, tai aš irgi matau tokias tendencijas. Viena vertus, kaip Mykolas jau paminėjo, tarsi vis svarbiau bus, vis svarbesnė bus kvalifikacija tų dirbtinio intelekto meno kūrėjų ir turiu minty promptų inžinierius. Tai yra tikrai sudėtingas dalykas, net ir Lietuvoje matėm, kai žmonės bandė praeitą vasarą žaisti su Midjourney, Stable Diffusion, Stable AI kompanijos produktas, ar ten DALE, kai atsirado ta DALE 2. Tai vėlgi ten kodai buvo, neatvira prieiga, tai buvo kai kurių ten tų kompanijų kodų, reikėjo žinot.
kaip daryti, kad tas produktas pagamintų vaizdą, kokio tu nori, ar ten tekstą, ir tai nebuvo taip paprasta. Man patiko, pavyzdžiui, pats Sam Altmanas, kuris yra OpenAI CEO, prisipažino, kad jis nėra gabus šitoj srity, jis to nemoka daryti, bet sako, žinau inžinierių, kurie tą labai gerai daro. Nes čia kalbam apie įrankį, kuris, na, sakau, veikia iš milijardinių duomenų, nieks negali žinoti, kokiais būdais jis ten pateikia vieną ar kitą atsakymą. Taip, tam reikės žinių, gabumų, praktikos. O kita vertus, menininkai, vat, tie patys ar ne tie patys, praeitą vasarą dar labai pergyveno dėl to, ar yra mano kūrinys naudojamas dirbtinio intelekto apmokymui. Ar yra mano kūrinys, reiškia, vėlgi panaudotas be mano sutikimo. Žinoma, jog taip gali būti, bet tu niekada to nesužinosi tarp visų ten milijardų kūrinių. Ir pergyvena daugiausia tie, kurie kuria tą populiariąją kūrybą, atpažįstama lengvai, nežinau, Lietuvoje gal tokių ir nelabai žinom žmonių, bet užsienyje buvo organizacijos įsikūrusios, kurios dėrėjosi su didžiaisiais Big Tech, kad galima būtų, na, nusistatyti tam tikras sąlygas. Tai su Stable Diffusion įrankiu, Stable AI kompanija įsivėlė į tas diskusijas, na ir atsirado galimybė opt-in ir opt-out, nežinau kaip čia lietuviškai verčiama, bet žodžiu, gali pareikalauti, kad tavo kūryba nebūtų naudojama, žodžiu, internete tam robotui ieškant vaizdų. Nežinau, ar tu kaip žmogus kažką laimi iš to, turbūt nelabai. Bet gali lygiai taip pat ir norėt, kad tavo kūriniais remtųsi. Tai būtų ten 0,000 kažkokia milijoninė dalis galimybės, kad tavo kūriniu galbūt kažkas pasinaudojo. Bet jeigu esi kažkoks žinomas menininkas, na, pasinaudosiu Van Gogo pavardę, kurią tikrai visi žino. Van Gogas jau miręs ir jam čia turbūt grėsmės jokios nėra, bet jeigu norėčiau kažkokio stiliaus kūrinio, tai aš galiu tą promptą įvesti taip, kad nepaminėčiau Van Gogo ir gauti atsakymą, kad jis bus toks, kokio aš noriu. Ir čia nėra sudėtinga apgauti tą įrankį. Aš gal kvailai klausiu, bet man truputį irgi, vat, tai, ką tu sakai, berods Ramūnas tiksliau pasakytų, nes dabar yra tekstų duomenų gavybos apribojimas ir tas mechanizmas šiuo metu yra įstatyme, bet vis tik man keista, nu tiesiog, kaip pasakyti, žmogiškos pusės, vat žiūrėkit, tarkim, aš noriu parašyti detektyvą. Ir aš vis tiek, aš žinau, kas tai yra detektyvas, nes aš mačiau filmų, aš mačiau skaitęs esu keletą knygų ir staiga atsiranda kažkoks autoris, kuris sako, va, tu rašysi detektyvą, bet žinok, tu mano nenaudok va tos knygos, kurią aš parašęs. Ar čia yra kažkokia prasmė iš to? Tai čia yra plagiato klausimas turbūt. Ne, tai aš turiu omeny naudojimą, nu, tiesiog aš nėra taip, kad nusirašinėjau, bet tiesiog yra žanras. Detektyvo žanras yra fantasy žanras. O ką tu turi minti nenaudok? Ar tu turi minti, kad internete negalės tavo įrankis sakai, rasti? Kad žmogu, taip optautina. Tai tu optautink, jeigu tu nenori. Aš taip suprantu, kad aš nežinau, ar Lietuvoje tas yra daroma, bet užsienį yra tų žodžių organizacijų, kurios 2000 ten autorių buvo pasirašę praeitais metais, dabar gal daugiau, kurie išstojo iš tos galimybės. Aš labai Ramūną norėčiau paklausti tą temą. Dėl to išėjimo iš naudojimo kūrinio. Tai pagal mūsų, pirmas dalykas dėl to mokymosi, tai mes nuo praeitų metų turim 2 specialias normas. Šiaip iš tikrųjų tai ne tik 2 galima remtis dirbtinio intelekto atveju, aš manau, kad tikrai daugiau apribojimų ten būtų galima, tos ypač mano mėgiamą parodė ir citatą, dėl kurios, reiškia, tiek jos man labai savos tapo po mūsų paskutinį įstatymo keitimo. Bet, reiškia, tos jau 2 apsimokymų skirtos, tai tekstų duomenų analizė, tai yra skirta institucijoms, universitetams ir kultūros paveldo institucijoms, tai jos visada gali atlikinėti ir tada yra bendroji. Tai bet kas gali atlikinėti, tai visi mes galim iš tikrųjų, reiškia, ieškoti, reiškia, paiešką vykdyti ir apmokymų duomenys naudoti, išskyrus, va čia tas labai svarbus, kad autoriai išeina iš šito, reiškia, uždraudžia naudoti. Tai šita galimybė čia yra ne iš institucijų, čia yra mūsų įstatymai. Tai yra čia tos institucijos gali papildomai rašyti, gali nerašyti, tas nieko nepakeis, tai yra imperatyvi norma ir jeigu autoriai nori išeiti, jie tokią galimybę turi nuo praeitų metų. Kiek jie naudosis, kiek jie žino, čia laisvos rinkos klausimas ir organizacijos, kurios tą informaciją gali viešinti. Bet ta galimybė tikrai yra. Tai... Mykolai, jūs norėjot?
dabar autorius išeina, kad dirbtinis intelektas negalėtų jo kūrinio naudot. Bet o jeigu jo kūrinį perskaitys studentas ir paskui tapęs rašytoju, mokysis iš jo kūrinio, dirbtiniam intelektui neleidžia mokytis iš kažkieno iš kūrinio, tai jei nenori, kad tavo kūriniu mokytųsi kiti kūrėjai, būsimi autoriai, tiek gyvi, tiek kompiuteriniai, tai nepublikuok, labai paprasta išeitis. O dabar toksai, ir aš matau vieną grėsmę, va šitoj diskusijoje, tai šiuolaikinė grėsmė, jūs kalbate apie grėsmę dirbtinį intelektą, aš matau grėsmę, kad atsiras reguliavimas, kuris bus žalingas kūrybai, žalingas dirbtinio intelekto produktyviam naudojimui, efektyviai visuomenės labui. Noriu tada dar vieną pavyzdį apie tai, kaip technologijos pakeitė gyvenimą, tai pavyzdžiui, skulptoriai. Kaldavos kaltuku skulptorius turėtų būti skulptorius, kuris dirba iš akmens, turi būti tvirtas vyras, kuris gali visą dieną dirbti saulėje ten ir kalt tą akmenį. Kai atsirado technologijos, kurios palengvino skulptoriaus darbą, nepradėjo streikuoti raumeningi skulptoriai, kad dabar mums nebus ką veikti, nes dabar gali bet koks berniokas ar mergaitė, reiškia, padarys skulptūrą. Bet nežiūrint to, skulptūros išliko kaip meno rūšis ir visi patenkinti. Bet anksčiau skulptūros geresnis buvo, ar ne? Ar dėl to, kad buvo šimtas darbas? Kažkaip jo, tų tokių meistrų nebeliko, kaip Mikelandželas ar dar kad. Bet to aš kiek žinau, tarkim, pavyzdys su skulptūra, bet tarkim, kai atsirado knygų spausdinimas, tai tie vienuoliai, kurie iki tol knygas perrašinėdavo, tai jie piktinosi tuos, degindavo ir Skaidra. Aš klausimą turėjau, iš tikrųjų, tai kadangi mes čia į tavo klausimus atsakinėjom, galim gal truputį taip jum abiem arba gal labiau Ramūnui, nes dabar kalbam apie tą internetą, kuris yra globalus iš tikrųjų, tai nėra Lietuvos internetas. Kalbam apie kūrybą, kuri irgi yra visokia, apie menininkus, kuris gali gyventi Vilniuje, Berlyne, reziduoti Amerikoje ir taip toliau. Na ir tos vaizdus, kurių yra jūros marios visur ir Big Tech kompanija, kuri dažniausiai tai yra, ten Meta, Alphabet ar visi kiti, kurie yra su visais ten WhatsAppais, Instagramais irgi Amerikoje įsikūrę, naudoja tuos dalykus, jų įrankiai, dirbtinio intelekto įrankiai, pasinaudoja, tarkim, tavo kūrybą ir kažkur ten tas modelis yra apmokinamas, ne Lietuvoje, ta kompanija iš vis gali būti įsikūrus ten kur nors Kaimanų salose, nesvarbu, ir tu esi ES pilietis. Kitaip tariant, klausimas siaurinu ir jis toks labai retorinis, bet kokiu būdu įmanoma apsauga ir gynyba to autoriaus globalaus interneto epochoje, kai mes turim tą įrankį, kuris mokosi iš viso interneto. Tai aš irgi, Ramūnai, norėjau paklausti, ką valdžia turi uždrausti? Aš iš tikrųjų nuo to reikėjo pradėti ir labai ačiū už pavėluotai, bet tą blaivinantį klausimą, kad visas turim padaryti, aiškia, teisinę atsakomybės apsiribojimą, viskas, kas buvo pasakyta, daugiau mažiau mes kalbėjom Lietuvos teisę, kuri labai gerai, bet žaidimas vyksta ne čia. Ir mes pagrindinis ir vienas dalykas Amerika, bet iš tikrųjų tai Kinai. O vat jos tai tu pabandyk sukontroliuoti. Tai mes čia galim, ką norim prigalvoti ir taisyklių ir ką norim. Bet yra valstybių, kurios turi savo kelią ir savo argumentą, kodėl jos nori įsivežti į priekį. Ir be abejo, jos nevaržomos taisyklių turės pranašumą tam tikrą. Tai ir primenu, kad Kinai turi precedentą, daug kartų aptarta, kad pas jos buvo byla, kurie pripažino dirbtinio intelekto sukurtą kūrinį saugomą autorių teisių. Tai, ko Europa ir JAV atsisakinė daryti. Tai vat klausimas, kur, reiškia, mes tokios labiau ribojančios ir štai, kad labai matosi, reiškia, mes tokio konservatyvesnio požiūrio laikosi, jie tokio prokapitalistiško. Tai va, ir šią prasme bijau, kad jie turės pranašumą ir kas ir matosi. Tai tiesą sakant, dėl sukontroliavimo, tai nedaug ką čia padarys, ypač jeigu kalbėsime apie valstybės, tas jurisdikcijas ir jose veikiančias įmonės, nieko nepadarys iš tikrųjų. Tada realiai tas spaudimas tada vyksta ne per kažkokį reguliavimą, o per tiesioginę grasinimą, pirmiausia, ekonominiam sankcijom, jeigu gali kariniam, gali pradėti grasinti, bet nežinau, kas čia labai tą ketina daryti. Tada gal apie ES bent jau paklausiu, apie precedentus, nes prisiminiau dėl patentų buvo diskusija gal prieš keletą metų, 19 berods, kad dirbtiniam intelektui nesuteiktas patentas dėl jo išradimo, ten inžinerinis išradimas buvo, o kaip su autorystė.
Čia trumpas, reiškia, ponas Justinas Stadleris, reiškia, jis toliau tebe visam pasaulyje, jis, aišku, čia yra žmogus kūrėjas, JAV, reiškia, sukūręs dirbtinį intelekto programą, jinai prikūrus ten ir išradimų, ir kūrinių, ir jisai vis turi teisininkų komandą, tai aš manau, kad jie yra tas variklis tikrasis, jie tiek patentuot bando, tiek autorių teisų apsaugą ir dažniausiai nesėkmingai. Tai yra ten... Na, jie bando, reiškia, teisinį lobizmą, bilinėjimus į kelių, bet sakau, kol kas jau tiek tų pralaimėjimų buvo, kad, reiškia, vargšas gavo. Ir čia praeitą savaitę jis vėl gavo neigiamą atsakymą iš JAF autorių teisų tarnybos, reiškia, bandė ten, reiškia, tokį paveikslą gauti, nes jie turi registraciją skirtingai negu Lietuva. Tai bandė, bet jam vėl atsakė, reiškia, skundėsi, teismas atmetė, žodžiu, nesiseka žmogui. Tai va, ten yra porą jurisdikcijų, kuriam pavyko tiesa. Tai bet čia ne JAF, ne Europą. Tai aš dar tada šiek tiek kitaip prie to seno klausimo, ar, kaip manot, ar reikėtų dabar kažkokio tai papildomo reguliavimo, ar kažkokių tai naujovių, ko dar mūsų dabartiniai įstatymai nenumato autorių teisė su dirbtinio intelekto plėtra. Čia turbūt aš pradėsiu šį atsakymą, tai kol kas tikrai mums geriausias strategija yra sėdėti ir palaukti, nes nėra ką daryti. Aš dar sakau, įstatymo, kad skubių kažkokių tai čia pataisų tikrai nereikia. Didžiąją dalį dabar kylančių klausimų aiškinimo gali kelių aiškinti. Tiesą sakant, mes bėdų dar šiuo metu, bet jau mano žiniom, kad šiuo metu vyksta ar būtų įspręsta, tai nėra Lietuvoje. Ir aš prognozuočiau, kad jeigu bus, tai nebus greit ir nebus daug. Tai, o per tą laiką, manau, kad tam tikra praktika susikrostys Europos Sąjungos mastu, nes galų gale čia tai irgi vėl blaivinantį reikia žvilgsnį įdėkti, kad Lietuva savo autorių teisių politiką labai mažai beformuoja, tai yra didžioji dalis yra europinis reguliavimas ir mes labai daug savo kažkokių inovacijų negalėtume padaryti. Tai. O kadangi poreikio irgi šioje momentu tikrai nematau, tai tiesiog ramiai pasėdėm, palaukiam, pasišnekam šitą puikiom dienom, kol dar oras geras. Ir žiūrim. Tai čia visų klausė ar kažkaip? Turbūt, ne, aš taip, Skaidra, jūs norėjot papildyti kažko? Nežinau, ar visų klausė to paties klausimo. Čia klausiu Ramūno teisininkų. Aš nežinau, turbūt norėtumėm dabar jau kreiptis į auditoriją, gal turit kokių klausimų? O, prašom. Gal... Sveiki. Žiūrėkit, čia mes dabar diskutuojam apie dirbtinį intelektą. Taip, bet paėmiau, paskaičiau, kas yra intelektas. Protas, vaizduotė, kur mes turim šiandienai tuos dalykus. Tai yra mašininis mokymasis. Realiai vien tik išvestiniai kažkokie duomenys. Sutikim su tuo, nes paprastas dalykas, ką aš dabar skaičiau atliktas mokslinis tyrimas, kaip patikrinti, ar dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį produktą. Memai. Tai šiandieną, jeigu sakyčiau autorių teisės šiuo klausimu, turėtume kažkaip tai, kiek tai susiję su vaizduoti. Nes, dauguma kūrinių yra besikartojantis. Ir sako, autoriai neleidžia naudoti savo kūrinių. Tai gerai, dabar filosofai remiasi Sokratu, Aristoteliu, tai jie gal sakytų, tai nenaudokit mano ten tų minčių ir pasakykit savo išvadas. Įdomu, kiek mes gautume tų išvadų tokių, arba, nežinau, daug menininkų, kurie tie yra. Tai aš manau, kad čia mes irgi kaip ir pradėjom tą diskusiją nuo pakankamai skirtingų savokų, tai autorinės teisės yra viena, o tarkim kūrybiškumas, kurį šiek tiek bandžiau gal apibūdinti, yra visai kas kita. Ir mene, šiuolaikinė mene, šitos problemos su autorystės varžymo ar ten kažkokio dirbtinio intelekto autorystę apskritai nematau, nes kalbam, kaip jūs ir minėjot, apie kūrybą, vaizduotę, inovatyvumą, autentiškumą, galų gale pripažinimą. Tai meno lauke tu turi būti pripažįstamas institucijų, ekspertų, tai tikrai ne mūsų čia sėdinčių ir yra visai kiti dėsniai veikiantis. Kas yra kūrėjas, apskritai mene galima būtų diskutuoti ilgai, bet aš tik paminėsiu, kad šiandien kuria ir bakterijos su žmogum kartu, ir dirbtinis intelektas, ir klimato sąlygos, ir kas tik nori, nes šiuolaikinio meno kūrėjai gali labai įvairuoti savo pasaulio sampratos, vėlgi konstravime, tai, ką jie perteikė savo kūrybą.
autorinės teisės yra jau šiek tiek kitas dalykas ir ką jos gina, čia jau būtų, na, tiesiog kitas rytis, tai man truputį net ir nesusiję tie dalykai. Ar dirbtinis intelektas gali būti kūrybingas? Manau, kad taip, nes vėlgi kūryba nebūtinai yra procesas susijęs tik su biologiniam smegenim. Tai čia yra daugybė patikrintų su neuroniniais tinklais susijusių eksperimentų, kurie ir nustebina, ir suglumina, ir visko būna. Tai tiesiog, na, tokias kelias skirtingas temas matau šitoj diskusijoje. Aš tik būčiau teisininkas, gal vienai pasakyčiau, bet kadangi tą filosofinį turiu įsilaimą, tai čia mes tiesiog skirtingą, reiškia, burbulą skirtingam sąvokas naudojam ir mes metos nesusiliečiam, nes to autorinių teisų prasme, tai tiesiog mes, patikėkit manim, kad tos sąvokos, kurios yra leidžia įtraukti, sakau, autorium neleidžia pripažinti dirbtinio intelekto, bet labai norint autorių teisės galėtumėm suteikti. Nu, vat ir tiek, o čia jau tas, reiškia, ką ten kokius atributus priskirti, tai čia jau visiškai laisva diskusija, kuri neturi taisyklių ir mes, reiškia, visiškai skirtingai galim dabar aiškinti. Aha. Labą dieną. Aš turiu klausimą tokį. Pati šiaip atstovauju akademinės etikos sritį ir norisi tą jūsų tokią labai siaurą diskusiją padaryti Bermudų trikampiu. Ir būtent dėl to, kad akademinė etika ir tarp autorių teisių pasitaiko tų pačių terminų, tačiau tikrai labai skirtingų turinių. Ir girdint jūsų diskusiją, tikrai toksai reflektavimas ir tuo pačiu klausimas kyla, kad taip, dirbtinis intelektas šiandienai negali būti bendraautorių, nors jau yra išleistų mokslo publikacijų, kur vienas iš autorių yra, pavyzdžiui, ChatGPT. Tačiau labai aiškiai pasisakyta, kad dirbtinis intelektas nėra tas subjektas, kuris gali prisimti atsakomybę. Reiškia, mes jam negalim pritaikyti baudžiamosios atsakomybės arba administracinės atsakomybės. Na, tą, ką mes ir turime šiandienai Lietuvos teisės sistemoje, tai yra ir baudžiamajame kodekse, ir taip pat administracinių nusižengimų kodekse. Mano klausimas, kuris būtų būtent girdint iš jūsų diskusijos, kaip reikėtų tada traktuoti, jeigu studentams yra numatyta administracinė atsakomybė pateikti kito parengtą darbą kaip savo, taip pat kaip ir tam, kuris parengia darbą ir atiduoda būtent teikti kitą instituciją, šiuo atveju aukštąją mokyklą ir mokslo studijų institucijai plačiaja prasme. Tai kaip tai reikštų, kad studentai būtų diskriminuojami tam tikrą prasme, nes jiems yra draudžiama, bet verslui paslaugas naudojantis dirbtiniu intelektu, reiškia parengti ne savo, reiškia ne jo intelektinis produktas, tai galbūt techninio pobūdžio darbą atlikti yra leidžiama, o vis dėlto iš kitos perspektyvos yra tokia niša, kur galima tiesiog iš esmės elgtis neteisėtai ir skaičiu netgi neetiškai. Tai aš tik pasidžiaugti noriu jūsų klausimų, nes taip tikrai labai taikliai iškėlė tą problemą retorinę ir, na, atsakymas tai mano galbūt irgi toks truputį iš aukščiau, ar tas dirbtinis intelektas traktuojamas kaip įrankis, kaip kalkuliatorius tobulesnis, na ir kalkuliatorių, man atrodo, jau galima naudoti paskaitose, viskas okei. GPT dabar ar apie kitus įrankius kalbam, nežinau, kaip bus įvertinta įrankio vieta mokymo sistemoje. Kad verslas laisvai viską naudoja, tai verslas visada eina laisviau negu, tarkim, ten kažkokias tai mokymo sistemas turėtume minty. Bet šiaip tai labai įdomu būtų susitikti po metų su jumis ir pasižiūrėti, koks rezultatas tada akademinės etikos prasme. Dar pridurčiau apie studentų ir verslo diskriminavimą. Tais laikais, kai verslas jau naudodavosi kompiuteriais, spausdinti visokius popierėlius ir dokumentus, buvo momentas, kai mokiniam ir studentam kursinius darbus reikėdavo rašyti ranka. Atsimenu tokius laikus? Tai va, reiškia, kompiuterį jau veikia, jau buvo sukurta technologija, bet kažkodėl rašyti ranka, diskriminacija studentų pagal jūsų modelį. Tai va, o dabar dėl intelektinio darbo, tai verslas nėra, šiuo atveju aš žiūrėčiau verslą ne kaip subjektas, subjektas yra vis tik tai kūrybos subjektas, yra tas darbuotojas tos įmonės. Ir jeigu studentas, reiškia tas darbuotojas, kuris pasitelkė dirbtinį intelektą ir sukūrė kūrinį, tai jis yra autorius to kūrinio. Ir verslas samdo žmogų, kažkoks darbuotojas įmonės, ne įmonė kažkokia kaip abstrakcija, bet būtent darbuotojas konkretus tą užduotį formulavo, pagal tam tikrus reikalavimus galvojo, pasitelkė savo žinias, tikslus, suformavo tikslus tam dirbtiniam intelektui ir tą sukūrė. Dabar studentas
gali būti užduotis studentui sukurti kūrinį pasitelkiant tam tikrą įrankį. Pavyzdžiui, jeigu aš savo studentams tokį dalyką dėšiu informacijos paieška, duodu užduotį pasitelkiant Google ar kitas paieškos sistemas rasti informaciją. Ir mano užduotė turėjo suformuoti užklausą taip, kad ieško informacija būtų pirmame rezultatų lape, o ne kažkur ten 5 lape. Jie sako, ko ieškos ir formuoja užklausą. Tai dabar, tai Google, o gal jie turėjo ne Google pasitelkti patys, kažkokiu tai būdu naršyti visą internetą ir skaityti ir ieškoti. Ne, aš leidžiam pasitelkti Google su visus jo dirbtiniu intelektu, kad atliktų užduotį. Tai yra užduoties tipas. Jeigu užduotis tokia, kur pasitelkiamas įrankis, tada taip, jeigu kitokia užduotis, tai kitaip. Jeigu dailininkui liepia nupiešti dailės kokioje nors mokykloje nupiešti šuniuką, tai jis piešia šuniuką, o ne kopijuoja kito dailininko nupiešti šuniuką. O jeigu atranda, kad nupiešia svetimą, tenai panaudoja tokia klipartą, yra duomenų bazės paveikslėlių. Jeigu iš klipartų panaudoja šuniuką, tai jam bus 0, bus neužskaitas darbas. O tuo tarpu, jeigu verslininkas savo kažkokiam reklaminiam bukletėlį panaudos šuniuką iš kliparto, tai bus viskas legalu. Tai čia viskas, nematau jokio naujos problemos, naujo prieštaravimo tame, ką jūs papasakot. Tai iš tikrųjų ir mokymo sistemoje girdėjau ne Lietuvoje, bet naudojamas GPT įrankis sąmoningai dėstytojui su studentais aptarinėjant klaidas to įrankio, nes gauni atsakymus. GPT nebūtinai teisingus juos duoda, tai jeigu studentas negeba atskirti ir kritiškai to vertinti, tai yra minusas studentui. Reiškia, gal aš blogai suformulavau mintį, ką aš noriu pasakyti, bet jūsų klausimas taip atrodo, kad ne visai, reiškia, gal blogai pasakiau. Noriu pasakyti, kad gali būti užduočių, kurias atliekant reikės pasitelkti ChatGPT ar ten kitokias dirbtinio intelekto sistemas. Jeigu tokia užduotis, tada studentas tai ir darys ir tada jis praktikuosis ir ateis į darbą turėdamas tokią praktiką. Norėjau labai padėkoti už diskusiją, tikrai labai įdomu. Norėjau tiesiog pareplikuoti ir užduoti klausimus replikas. Aš pati naudojusi ChatGPT, tik ne visais atvejais man yra naudinga atskleisti, kada aš naudojusi. Tai dėl tam tikros meno kūrinių skirstimo, ar jūs matote skirstimą, čia gal Skaidrai labiau klausimas, tarp generative art ir AI art, nes yra dar toks terminas generative art, kuris yra, kad patį tą kūrinį galutinį taip pat parenka algoritmas. Ne menininkas sustabdo tą norimą rezultatą, ten iš 100 išrenka ir tada publikuoja, o pats algoritmas, ir beje tas generative art jau egzistavo 80 ir 90 metais, gal ir dar anksčiau. Ir kitas komentaras, ar jums neatrodo, kad viena iš išeičių galimai dėl tokių autorinių teisių sumetimų yra nuoroda prie kūrinių, kurie yra publikuojami taip, kaip rašo menininkas aliejinė tapyba, aš nežinau, tempera, taip dabar gali įkelti ir naudojamus skaitmeninius įrankius. Tai kaip jau daro menininkai, tarkim, Digital Creator, Jako Palasvo, Alter Ego, Avokado, Ibuprofen, be visus kviečiu jį sekti, arba Shade Lina ir daugelis kitų menininkų. Na, o kiti menininkai, tokie kaip Tadao Cern, daro tokį meną, kuris, atrodo kaip padarytas su dirbtiniu intelektu ir dėl to susilaukia labai daug dėmesio, nes jis įrodo, kad tie darbai nepadaryti dirbtinio intelekto. Taigi vyksta tokia abipusė cirkuliacija. Tai atsiprašau, kad čia komentarai, bet gal bus ir atsakymų. Ačiū labai Juste už komentarą, nes tikrai pati turbūt ir įvardinai visas tas tendencijas. Mes nelabai kalbėjom pradžioje apie tą CGI, reiškia Computer Generated Image, nes čia būtų, visiškai kitas skirtis, tas menas ir tada holivudinė produkcija ir taip toliau, bet tikrai yra tie dalykai ženklinami, aš dabar prisimenu
pirmuosius aukcionus, čia paskutinė komentaro dalis buvo, Sovbi, man atrodo, kai Edmond de Bellamy portretas buvo siaubingai didelė suma parduotas, kaip neva tai pirmas dirbtinio intelekto sukurtas kūrinys ir žiniasklaidos antraštės mirgėjo tada, žmonės tikėjo, kad yra kažkokia esybė dirbtinis intelektas, kuris tą daro. Tai pasirašė algoritmas. Bet taip, aš sutinku ir tikrai pritariu 100% ir teigiu, kad menininkas kuruoja galutinį variantą, mene kuruoja menininkas. Net jeigu jis apsimeta, kad jo čia nais nėra ir kažkas iš viršaus kažką nusprendė, tai ne, visada bus tas autoriaus, reiškia, diskursas, bet jau čia ne apie autorinės teisės kalbam, apie ką kitą. Tai turbūt jau ir baigsime, jeigu taip kažką. Ta liūdna nata, jo, dėkui.